kaip kelionė? Gerai, jokių komentarų, o tu, Donatai, kaip tau? Normaliai irgi, gerai, mes čia Lenkijoje. Orlen degalinė, pilsim kuro, gal nepilsim, pavalgysim biškius. Mes nusukom per miestelį kažkokį. Čia bus denta, o, kiek bedyrų. Norėjau nuvažiuoti į Karvidį dabar. Čia nemėšo, čia siluso. Aš tau nupirksiu degalinį kvapuką, gerai? Gal mosu paskanėti, tau visai kalbėti. Ko čia neusirakina bakus, mano? Rimtai neusirakina? Ai, ne taip rakina. Dabar pasiruošus nuvažiuoti 305 kg dabar. O taip, man čia nusiskandimų negali būti. Galim pjaut. Reikia. Nu. Visakit, davai gražiai burundukai. Burundukai, burundukai. O šitai, nu, grilio grotelė. Tai jis čia specialiai laiko tokį atstumą nuo Donato. Dabar valgys. Oi, atnešė? Jau, tu tik nuėjai ir tau atnešė. Mes turim valgyti, Donatą. Žymantas šiandien be maisto, sakė kūdinas. Arbatos su viskiu ir toliau varysi. 12 seconds later. Žymantas pavalgė ir jau važiuoti nenori. Donatas rato prabangė pilį, kur pernakvo. Jeigu bus kažkokių nesąmonių, tai ką darys? Į kavą įsipylė brendžiuosi, o aš baigiu savo viskį gerti. Bus gerai. Šiandien gepsim šašlykus ant stogo. Iš nuotraukos įrodė tas tiesiai po kairį. Realiai atvažiavom 100 kg, kur norėjom miegoti, bet liko man ledo, tai važiuosim į Čekiją miegoti. Sakė Donatas, būt gerai palapinės pasiimt. Prie alaus parduotuvės būtum ant pivutės miegoję. Žymantas biškai apsiverkė, bet viskas gerai. Jo ką? Aš šiandien jau mirsiu. O čia ką darom? Važiuojam ten. Imam. Tai aš tai galvoju, mėgosiu gatvėje. Him much warmer. Sako, mėgosiu gatvėje ant suoliuko. Aš už tavęs. Važiuoju paskui Donį.
Kur? Ne? Nerodo adreso? Gal idėja, tai ten tipo, bet nu. Nuvažiuojam, pažiūrėsim. O kaip vadinasi? Nežinau, pasimečiau jau. Ora kažkokia. Pala. Čia tvora. Pala, čia dar buvo. Ai. Tai Va. ten. Jo. Va. Hello. How are you? Good, how are you? Desperately looking a place to sleep. Gavom, kur miegot? Ar Žymantas jau buliavoja? Ponas Žymantas vakar užmėgo 5, šiandien atsikėlė 5 ryto. Papasako, kaip yra. Viskas gerai yra. Kiek išgėrė. Išgėrėm buteliuką, buvo baisu. Radau spintelį, tai dažniu. Spėkit, kas su jom darysim. Piešimo lenta. Dabar mes taip visur pasirašinėsim. Štai žvėris saugojo, kaip Donatas miega. Jisai iš Lietuvos. Čia Lietuvos vilkas su lūšiu maišytas. Ir ten žvėris. Ko šiandien pageidausite, bariuke? Matyti? Marčiunis. Kur šiandien? O toliau valgysim tik vakare. Džiaugtis, kad šis pagaminau. O Džerį žiūro, kas maršrutą planuoja. Žymantas pabėgo rinkti salotų vakarinį. Sako, ar viską paim, striukį pamiršau. O raktus turi? Mašinos turiu ir mocų turiu. O buto? Buto antena. Vienas tikslas. Čekija. Ši buvo Austrija, nes įmanoma, bet apgyvendinimas ir pigesnis dalykas bus Čekijoje. Tai liksim Čekijoje. Motociklai įsimiegoja. Lepas. Mankštelė? Tai geriau žiūrėk, ar Honda užsidės. Taip pat tu mane gali atjungt? Negali. Jo. Jūs manęs neatsikratysit šiandien. Jūs turėsit patys atsijungti, jei norėsit. Bulių kautynės prasideda. Ar pastuk su kartėm tave nukirsiu? Į kairę. Į kairę. Sakė, neina važiuoti niekai. Reisim Žymantui kvapukų pirkti, nes jam smirda čia, sakė, ūkininkų kaimą. Sakau, ar čia žmonės gyvena, nes nei gyvos dvasios nematyt. Bet koks fainas miestelis. Zendabrė. Tiesiai nuvažiavęs.
Čia senas koks apši. Čia tie vadinami, kur 30 būdavo. Tai ką čia padangos, blin? Čia ne padanga, guma, kad vikšrai nesidaužytų į metalą. Gariau, žiūriu, tai nuo miestą, ne, gerai. Jo, aš labai... Davai aš užsilipsiu. O čia galima... Užlip. Bet žiūrėk, kliukai užvirinti neleidžia įeit. Tavo storis, manau, kai man patinka juos stebėti tokius. Žiūrėk, koks storis metalo. Bet viskas Norėčiau, kad būtų galima įlipti. Greitai. Lemantas gerai traukinukas parėjo. Net tiek kortelių neturi. Kaip Donatai sekasi važiuoti? Jisai va laukose varo. Atvažiuos ūkininkas koks jam čia. Oh, whoa, what is that? What? Taip, įvyks atidarė. Neužrakinau, reiškia. Važiuoju. Žiūrėk, mocai negalima statyti, bet tai galima... Gali būt, kad šiandien liksim vėl gatvėje nakvoti. Kad ir sumokėjom, bet vis tiek. Šitą mocą ir šitą privarysiu, užklosiu triukę. Jos triukę paimsiu, pasiklosiu. Man bus šilta miegoti, o jie kaip? Kas pirmas sugalvojo, tam bus šilta. Donatas dyrina, kad fūrą atvažiuotų. Mocas ir išvešą dalį vietą, o mes čia liksim.
Sakė, kad į Baltarusiją aš. As in the name Donasta. Čia Donasta. Reikia paspaus banką ir tada, kad nuskanuotų pyp ir atsidaro. Wow, mes turėsim kur miegot. Mums sekasi šiaip su spinom, jos stringa. Pažiūrėsim, kas čia. 12 dieną rytoj, ne? Taip. 8 reikia išvažiuoti, iki 10 reikia išvažiuoti. Tai mes kokią 11 išvažiuosim. 11 išvažiuosim kažką. Ryte 6 tu būsi surištas ir izoltė apsuktas dar. Jo. Oi, čia traktorius net yra. Eik, tiesiog kaip faina. Ant langų turėtų rašyti. Ahoj, čekų kalba, labas. Nu gal. Ahoj. Mes einam pasimelst, nes ne vienas vabalą nukirto. Neatsiprašė išskyrus aš. Žolė suvažinėjom. Karmos taškų susirinksiu. Žiūrėk, kaip čia faina. Jaukus miestelis, kokį 10 žmonių gyvena. Čia biblioteka. Dariau, kai kalbėti su žmonėm, kaip aš pavargau, tu pasakau, kaip ilgai tu mėgyti. Aš mėgau kažkur nuo 12 iki 6:50. 6:50. Nes šitas žmogus mane pažadino. O aš jį pažadinau su savo knarkimu, sakė. Tai reiškia, aš buvau pavargęs. Tai reiškia, aš pavargau. O Donato negirdėjom, matyt, tu savot buvo švarsti. Spėkit, kas čia. Dobrai. Ahoj. Iš Dzūkijos. Iš Dzūkijos. Centrinė aikštė. Čia kur nusikaltėlius apmėtydavo obuoliais, čia giljotinas stovėjo, lyg sakė. Tai čia daug aukų buvo. Visai fa. Geras tokį paimsit ir išpūrė. Žymantas pasimė milkašeiko. Donatas šilto pieno su medum, o aš tamsaus alaus. Tai čia tokia istorija, kad turi vaikus prižiūrėti, tai kas bus, jei neprižiūrėsi. Čia mes valgom. Vėliau žiūrėsim, kaip mes skaniai pavalgėm. Žymantas veda mus namo. Donatas irgi eina. Aš dar irgi. Saulė šviečia. Kol nesutemo turim rast, nes sakė, po 12 nakties čia prasideda nesąmonės anomalijas. Vampyrų miestelis. Slovanicą, ar kaip čia? Slovanicą rimtai. Tai kaip Slovenija, Drakulos pilis yra. Bėga. Filmuosim, kaip Žymantas pirmas vertuškę upėn darys. Šiaip turėjau aš vertuškę daryti, bet nelabai tilpsiu į tą upelį. Bet gal pavasarį ir būna čia daug vandens. Taip dariau. Kur? A ne? Tai manęs nemato jį. Manęs jie nesuras. A ne? In nomine Patris et... Ai, blėt. Atsiprašau. Kaip trinkiau. Ai, tu na. O, šūdas nešventytas. Vos galvos neprasiskėliau. Žymantas atsikėlis 3 nakties, parnešė kavos. Aš pusė 7, nes ištempė su patalinį į kiemą. Donatas dar nemiegojęs. Ieško, kaip susimokėti už Austrijos kelius. Tai mes numerius susimsim. Motociklai taip pat pailsėja. Išsimiegoja šitas jau nuo ryto deginas. Kas apsaugotas protingai. Pasiruošę kelionę, tokie dabičiai, kur iki pietų miega, tai biškai vėluojam išvažiuoti. Gerą kelio, vyrai. Važiuosiu su jums.
Jo, geras. Tipo, užstačiau aš įvažiavimą. Ai ne, biškį paklydo miestą. Kažkas priėjo nagus prie taškų ir susimaišė visas GPS-as Austrijoje. Kaltino mane, kad aš prilindau, kol jie arbatą gėrė ryte. Gal ir prilindau, o gal ir ne. Dabar nieks nežinos. Ko išvažiuosim, kartais ir didmiškių reikia. Poilsis dabar. Aš galiu paspausti. Rodo. 3 minutės 27 sekundės galiu motinę atgesyti. Oi, dar 3 minutės galite pasišildyti ant duslintuvų sumuštinius. O, žiūrėk, užsidegė. Aha. Jo. Jo, buvo dar 2,5 minutės prieš žalia. Ariau, ką darysi ir kodėl? Aš galvoju važiuoti į kalną. Na tai, ko lauki? Čia aš tai nusimaudyti reikia. Supratau. šilumos. Realiai ieškom, kur galėtume biškį pasimaudyti. Vien labai yra vietos, kur persim. Ir čia labai gražu. Eisit maudytis? Nėra kur net persirengti realiai. Visi įsimaudėm ir Donatas jau. Aš dar noriu pranert biškį su kamera. O, žuviai, žiūrėkit, skaidrios kokios. Reikia važiuoti toliau, įsimaudysim kitur grupiai. Manęs nieks neužkils. Maudžiau, jau ramus. Važiuosiu visas atvėsęs, ramiai. Dabar šaltos arbatos. Reikia motociklus ieškoti. Pradėsim kilti į kalnus. Jeigu dar net įlipčiau į tą kalną, beje, jie palauktų. Bet jau čia nelauks. Arom toliau. Kaip užkaistam, padės vandenėlį. O, koks vėsus.
kalnuose 31 šilumos. Griaudį kalnuose, žaibuoja, matos kažkokia audra. Stengiamės pasprukti. Donatas apžiūrėjo, kas garaže. Jaučiu jau kažką darys. Žymantas kažką galvoja. Aišku, na. Svarbu, tvarkingai neišvažiuoti, šiais nežinau. Eik, na, žiūrėk, varo į priekį mentai. Stabdis mūsų kur priekį. Ai, ne, jie nusuko. Galvojau, kad apvažiuosi, tai kur užblokuosi, žinai. Važiuok. Pahaniščia. Trys procentai liko kameros. Atiduosiu bateriją. Išvilkau Žymantą. Ką jos dar reiks gal duoti? Pulkim! Per centrą važiuoja. Šitie kur aplinkui. Jo, statom štai buvo. Tenka bėgiot. Ten varysim. Ten. Po kiemą. O, dabar beveik neliemė. Lyja! O, koks gražus fontanas. Eisim užkasti. Hebra nori labai pavalgyti, varo ir per lietų. Sakėgi sušlaps. Eina kojos už ko. O šitie vadu. Noriu, kad dar labiau. Savirom gyvena nevisoj. Vaikas ten jau lovyčia kažkas. Slapta filmuoju, kaip Darius geria. Na, išjungiu. Kameris dydį. Donatai pamojuok. Čia šitą perkeliniai. Aš dabar... Jau valgyt burgerius ar sriubą. Sakėm sriubą. Blemba, čia daug visko. Guliašinė, čia gal jų tradicinė, rimtai kokia. Net lotos. Žymantas jau kavos parnešęs. Ir geras oras. Bus fainas šiandien. Ačiū. Aš turėjau jums parnešti kavos, nes aš jūs anksti prikeliu, tai turiu atpirkti. Sakė, tu emocijos nuplūs. Čia šiaip visiems reikalų važiuoti vienodai. Šortus susidės. Motoršortų nepirkai? Pirkau. Varysiu su motoršortus. Pasiruošimas išvykti į kažkur ten ar ten. O, žiūrėk, vėra gaidys. Miški rūkas dar yra. Nieko. Pats gerai. Jo, čia kažkur yra tai. Aš šiandien vedlysiu Donatą. Suprantam šito meno. Susiojantis vyras ir žiūrinti moteris. Keistai atrodo, ne? Kaip atvažiuoji į didelę parduotuvę ir nežinai, ką pirkti. Žinai? Žinai? Vegan reikla. Vegan vanduo. Vanduo reiškia. Kaip manote, ar yra raudonas egzistuojantis vanduo? Jo. Korona?
man visą tą. A ne? Vandens tai nėra niekur. Žiūrėjau, išsirėt. Ką čia pasiimti? Kai didelis pasirinkimas, nežinai ką imti. Gal mums žalios mėsos įsikepsim kažko? Kalnuose laužą užkursim. Obuolių sumušti. Bliam, reikia kažkaip batonėlį pasiimti. Turim obuolių, riešutų batonėlių ir atsigerti. Visai savaitę aš jau pilnas. Hebra irgi apsipirkus. Jau iš alkio nenumirsim kalnuose. Bent savaitę išgyvensim, nereikės valgyti silpniausio. Einu paklausiu. Nice. Hello. 300 But today. how old is it? No more. But it's how old years? It's 190. This is model 1955. 1955. 55 model. I model. Year of production 2002. Really? Yeah, in India. In India. To year 2008. Total Total stamp. I no what coming No. new edition, yeah. 53 years without. Without anything change, yeah. Yeah. So when start from 1955, Yeah, in India. all still same until 2008. Yeah. So this model is 2000. 2002. I think so. It's very old, maybe. How old is it? 50, 70? Yes. Oh my God! Incredible! I think it was very old. Total wet. Total that? It was rain. It's 20 kilo. Yesterday about 8. I was 1 hour in bus station. Oh, where are you sleeping? 300 meters from here. This house. I see. Yeah. So now you start now. Yeah. Okay. Have a nice trip. Thank you. Čia girdėjot biškį? O, davė lipduką. O tu mane girdi? Įsigirdi. O Žymantą girdi? Jo. Tokį, va. Savo jaučiu savo vietą, mano čia vietą. Darius pavargęs nusimiegojo. Aš laimingas. Aš nenoriu net kalbėti, kaip aš džiaugiuosi. Tavo dukros ir žmonos nėra šalia ir tu sakai, kad tu laimingas. Nes jos džiaugiasi už mane. Nu gerai. Donatas laiko kalną užėmės. Tiesiog sustojom gražioje vietoje pavalgyti.
Buterbroliai. Donatas sakė, iš čia išvažiuoti nenori. Kažkaip reikės prikalbę. Tokį Lamborghini bando pravažiuoti. Tai nesupratau, kodėl jie čia važiuoja, čia neprilėks. Mantas atneša sūrio, kaip pelytė. Žiurkienas mūsų. Donatas liepia važiuoti, aš nenoriu. Ten taip gražu. Turim piktą dėdę. Tas tai eina šitas daug mane gyvenčia. Ką man gyvenčia? Donatas. Donatas, tai iškelė, aš tai tau. Kliudžiau poliukas su rankina, įsivaizduojat? Du penki aukštas. Donatą matau. Arba Donatą. Tom kepurė. Naujas stilius mūsų. Kiek yra pečių? Beveik tokio bleišio. Nes nori išvažiuoti. Gavom lipduką, kad kelią pravažiavom. Jo, Žymantas biški pyksta mūsų, mes su Donatu biški buvom terapijoje kalnų. Žymantas numigo valandą. Mes dabar taip parėjom, bet dabar užkatusi manim. Lipdam čia. Lipdam čia. Tas jau nepaėtų. Jau. Pirmą tašką, ne? Su Donatu pirkom kavos, karočią, šneka vokiškai, mes angliškai, beveik nieko nesusišnekam. Bet šiaip netaip gavom. O, einu ledų nusipirksiu. Ai, filmuoju. Bet problemų būtų čia viskas. Ilsisi žirgiukai. O čia istorija. Darbininkų kaip klojo kelią. Aukštųjų Alpių kalnas gražesnis buvo. Čia kažkokių žemųjų, bet
Irgi neblogas. Šitoje vietoje galim pajausti vėjo galią. Kai būna stiprus ypač vėjas. Geri skardžiai. Ten kalnai, kuriuos reikėtų perkopti visus. Donatas vėjo galius atėjo pajausti. Gerai, Čia visi. Čia būtų sovietų laikų virtuvėlė. Dar alaus ir šampano. O, dar šampano yra. Net kvapo sovietų laikų. Ten motociklai kažkur stovi. Čia mano menas. Žodžiu, visą chatą turim, bet toks primentis sovietų laikus. Aš net kvapą užvažiu. O, čia kažkas prisitraukimų. Bet šiaip gerai. Pernakvot bus gerai. Čia Žymanto chata. Čia mano lova bus. O terasą viską atperka. Čia upė. Eisim vertuškų daryti. Taip. Sakė, čia vilko miestas vadinasi, tai mes vilkai. Vienas aš vilkas. Darysi ten ėriukas. O čia gama vilkas, kur dar tik į gaują priimsiu. Medžiosime ėriuką tą didelį. Sako, kad aš nelaukiu draugų. Varo pirmas. Pavalgys. Pavalgys ir po to miegoti. Šiaip nepasakėm, mes gavom alaus dar šiandien. Sakė Donatas mums visą butą ir dar alaus ir šampano yra. Tai šampanas mano, jiem alus. Aš alaus nelabai to noriu. Grinai man. Visai gražus miestelis. Ai, knygos, žiūrėjau. Galima pasiskaityti. Kokią knygą parvežti? Butas kaip ir sovietinių laikų. Daugia būtin, bet nuėjo 100 metrų, labai gražus miestelis. Vilko miestas vadinasi. Čia neaiškus. Guten Morgen. Karočią nepriėmė, mes kešo neturėjom ir liepė mokėti kortelę. Ne kortelę negalėjom, turėjom kešo mokėti, ne taip pasakiau. Bet Žymantas natūrą atsiskaitė, tai viskas savo. Ne, jis norėjo pasiūlyti man bėgti iš čia. Dabar mes nežinom, kur mūsų namai. Į dešinę teisingai. Kokia graži gatvė. Mes atsikėlėm sovietiniai apokalipsiai, išgyvenom. Jeigu pasiskaitėm čia visokių, pasimeldėm. Šiaip viskas gerai, butas turi savo savotišką kvapą, savo duris, Wi-Fi. Dabar eisim žiūrėti video. Ko nori žiūrėti? Der Klein Eisbar ar Einsichop Furpezi? Žiūrėsim šitą. Žiūrėk, čia DVD ir kasetinis. Tu savo, koks čia prabangus būt buvęs, ne? Ai, čia žiūrėk buvo kasetė. Tomas. Šitas negerai dalykas. Mes dabar žiūrėsim kitą. Einam arbatos gerti. Vizualiai tu žiūri, kur buvo šitą motorą, žinoma, tai kokią matę. Šeši laipsniai. Jo. Važiuojame į Bratislavą. Kas per Bratislavoj? Protestuoja, gal kelias dalykas komendanto valanda, tai 18 000 žmonių gatvėj, tai nepravažiuos Darius su mocu, tai jam negerai, tai karštą Dariui, tai pavargo, tai nusibodo su Dariu važiuoti, nežinau ką. Donatas be žodžių, nes jau jisai sakė, palikit man tašką, aš atvažiuosiu 12 nakties. Tai kol jis čia guli, tai pinigus per langą žmonės mėto. Tai bus naujų padangų. Biškį pailsėsim.
Važiuojant į bendrą. O čia nelabai gerai. Ar traukti, ar geriau palikti? Nespėjai. Nuvirtai? Stovim prie apžvalgos bokšto, bet sakė, jie neįsi apžvalgos bokštą. Reikės mane nukelt, nes jau bijau. 37 karščio. Pievos išdegė. Dar valanda. Slovakijoje. Gražus kalnai. Oi, galėčiau ūkininkauti šitos aplotuose. Stebėti tos kalnus nieko daugiau nereikėtų. Kritė kariai. Čia mėrė žmogus. Bet tu atsipeikis. Gamta jį pakels. Mes ilsimės dabar. 7:30 vakaro. Slovakijoje, tarp Lenkijos, Slovakijos, kažkur per pusiaukelį. Neatsako mum, ką užsisakėm ir neparašo. Greičiausiai nakvosim šituos rūmus. Bet nieko tokio. Suderinsim mane, pavažiuosim ir rasim kažkur kitur. Čia įsirinkom pizzą durimo būdu. Piršto durimo, ne kitokio durimo kaip dar. Piršto durimo būdu. Aš parodžiau, pademonstravau. Nežinau, ar atneši iš tikrųjų juodo alaus. Jei ne, tai vėl atiduosim Žymantui. Arba Donatui. Hebra išalkė po 38-9 laipsnių karščio. Pasiruošė dar vieną kelionį. Atsiminimui. Arbatėlės su romu biškai. Žymantas gerai įsimiegojęs. Naktį ištempėm su patalinė į kiemą, tai visą naktį iki miegojo. Varysim toliau. Dar paškanėm oras.
Mes su kopūstų česnakų sriubomis. Biškilyje. What are you doing? A tai būna viberuotai, taigi stabdo įgrovį bišką. Bučiu į donatą pritrenkat. Nes ponė ženklas gydys nori. Stop! Holy shit! Aišku, na. Bet aš tik nesiruošiu ten eiti. Tu eisi? Eisi. Einam. Nenorit? Ne. Aš tai noriu. A tu būsi? Esi draugai. Sako, ar draugai? Taip, tu neįsit, paskui eisi, žinai, tai tu būk, žinai, tu nereikia, kad aš eičiau, žinai. Ne, tai jisai sako, neįsi, tai nu gerai, sakau, būk. Ar bandėjai kalbinėti man, paskui, kad tu eisi, tai tu žinai, bus. Saugasi, moc. Ne, tai aš nepradedu įkalbinėti. Supratau čia. Žmogus nenori, tai aš nieko nepakeisiu. Tai žinot, bus. Tai eisiu jau, paliksiu dar, galvoju, lydės paskui. 200. Ar 1,4. Donatas apsižiūrės objektą, sakė, gal už kešą atstatys. Čia rekonstruoja viską, tai mes nutarėm neiti, nes tik griuvėsius ir plytą žiūrėsim. Ateisim 27 metais, atvažiuosim, kaip bus sutvarkyti. Ten lietaus debesys. Valiamai jaučiu, lietaus reikės traukti aprangą. Arba mint reikia nuo šitos pusės kuo greičiau. Man gerai lyja kalne, bet gali iki mūsų neteit. Lydi iki mūsų namelio. Siūlė vieną kambarį mažą, bet toks, sakėm su Donatu varom pažiūrėti namelio, kurį vis tiek užsisakėm. Neaišku, kur mes čia važiuojam. Tikiuosi iki namelio. Pievos prasideda kažkoks. Gražiai apšviesta, atrodo. Donatas kasasi su mocu. Dar įvažiuosi į sieną kažkur. Kavos prigerimai ir Lietuvo šiandien. Sloga. Išvykstam iš Lenkijos. Žymantas. Aš taip nedarau, aš dabar tik prieš kamerą manęs. Šiaip visą kelionės metu jisai ten, jis toks. Yeah. Netiesa. Nes ką sako, Darius yra melas visiškas. Absoliutus melas. Mes statysim tuo įstatymus, ar išvažiuosim per šlapę žolę. Nu, 2 išvažiuos, bet kaip kitas. Mulydis labai didelis.
Bus smagu. Donatas jau fraudina pievom. Ratai šlapi, karočią. Ai, tai tik viskas reikia važiuoti. Problem. Oh yeah! Kaip dariau, sugrįžęs į Lietuvą. Parodyk. O tu, Donatai, tau dar 100 kiek? 100 pem? Tai porą dienų palsėti ir gali kartotripą, ne? Jaučiu porą mėnesių reikės. Pasiutom. Tau tiesiai. Ai jo. Param siautėt. Ačiū už viską. Iki kitos kelionės, kaip sakoma. Viskas pailsėkit, video gal padarysim per mėnesį. Varyk siautėt.